XIX amžiaus pabaigoje anglas majoras Čarlzas Henris Stevensas ilgai keliavo iš Europos į Pietų Afriką, tikėdamasis, kad klimato pakeitimas padės jam išsigydyti sunkios formos plaučių tuberkuliozę. Tačiau jis išgijo kitaip. 4 mėnesius žiniuonis iš Zulų genties kasdien duodavo jam vaisto pagaminto iš pelargonijos šaknų ir įvyko stebuklas. Savo stebuklingo išgyjimo įkvėptas 1897 metais Stevensas atsivežė šį vaistą į Europą. Ir tik beveik po 100 metų, 1972 farmakognozija tiksliai identifikavo šį unikalų augalą. Pasirodo tai snapučių šeimos augalas Pelargonium sidoides, augantis vienintelėje vietoje mūsų planetoje, Pietų Afrikoje. Pelargonijos auginimas labai sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis procesas. Praviruose šiltnamiuose tam tikro mikroklimato sąlygomis iš daigų per 100 dienų išauga jauni ir stiprus augalai. Kiekvienais metais Pietų Afrikoje išauginama apie 800 000 daigų. Kai jauni augalai išleidžia po 5-7 lapelius, jie persodinami į atvirą dirvožemį. Šis procesas labai griežtai kontroliuojamas. Kad pelargonijos šaknyse susikauptų pakankamas kiekis biologiškai aktyvių medžiagų, augalams prireikia nuo 2 iki 4 metų. Po to iškastas šaknis darbininkai rūpestingai surenka. Ypač daug dėmesio skiriama ekologiškai švariai gamybai gamtinėmis sąlygomis. Šiame procese nenaudojamos dirbtinės trąšos ir nuodingieji chemikalai. Racionaliai ūkininkaujant, dirvožemis išlieka derlingas ir netgi pagerėja. Kad derlius būtų ekologiškai švarus, šaknis stengiamasi surinkti ir apdoroti nenaudojant mašinų. Labai svarbu, kad pelargonijos šaknys perdirbimui pradedamos ruošti tiesiog plantacijoje. Rankiniu būdu surūšiuotos, išplautos ir išdžiovintos, jos keliauja į Vokietiją, kur yra perdirbamos. Farmacijos gamykloje Karlsrūje mieste žaliosios šaknys tampa vaistiniu preparatu Umkalor. Iš pradžių šaknys susmulkinamos ir ekstrahuojamos vandens ir spirito tirpale. Po to ekstraktas filtruojamas ir valomas. Vėliau supilstomas į specialius bakus. Ilga kelionė iš Pietų Afrikos baigėsi pirmojo pasaulyje augalinio antibiotiko Umkalor gamybos procesu. Įdomu, kad Vokietijoje iki šiol vartojamas istorinis preparato pavadinimas Umkaloabo, kuris Zulų genties kalboje reiškia sunkus kosulys. Augalinėme antibiotike Umkalor yra 10 biologiškai aktyvių medžiagų, tokių kaip kumarinai, flavonoidai, fenolo rūgštys ir taninas. Išgryninus šiuos komponentus buvo atlikta kruopšti jų fitocheminė analizė. Ilgamečiais eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad kumarinai ir flavonoidai aktyviai veikia mikrobus gydant viršutinių kvėpavimo takų infekcinės uždegiminės ligas. Unikalus fitobiotikas Umkalor bakteriostatiškai veikia stafilokokus ir streptokokus. Tai yra stabdo jų dauginimąsi. Šį poveikį lemia ne atskiri ekstrakto komponentai, bet jų visuma. Be to, pelargonijos kumarinai ir flavonoidai pasižymi imunomoduliuojamųjų poveikių, tai yra stiprina imunitetą. Ekstrakcija ir visi vėlesni technologiniai procesai vykdomi griežtai pagal geros gamybos praktikos standartus. Tai garantuoja tikslę veikliųjų medžiagų koncentraciją ir nekintamą kokybę. Ši standartizacijos procedūra užtikrina vaisto terapinį poveikį ir gerą vaisto toleravimą klinikinėje praktikoje.